Kadangi čia žiema, šalta, niūru, tai turime laiko pakankamai išsikepti skanių, gerų troškinių, išsitroškinti, išsivirti, turbūt taip. Tai šiandien pikanija, daug daržovių, pomidorų tyrė, žinoma alus, žinoma ne alkoholinis, bet gerai putojantis ir plius minus valandą laiko, nedaugiau tikrai. Mėsą mes čia turim pikaniją, vienas mano mėgstamiausių kat iš tikrųjų, daug riebalo, daug skonio ir kainos prasme nėra labai brangus. Būtinai apačioje reikia pasižiūrėti, jeigu yra plėvė palikta, štai tokia, ją reikia būtinai nusiplėvinti, nes jinai neduos nieko skanaus, tik tai nevalgoma mėsa bus prie jos. Va, žiūrėkit, nuostabus gabalas, pasaka, riebalas. Ir čia mes turėsim tokį tiek sultės, kad sulčių riebalų, kad bus labai skanu. Taip. Minkštutė visiškai. Druska, pipirai dedami visą laiką troškinį, jau gale. Tada bus geresnis skonis ir mes matysime visus skonius ir žinosim, kiek ko dėti. Dabar mėsą šiek tiek paturškinsim, paskrudinsim, tada dėsim troškinį. Dedamės česnakus. Paprika, bulvės, eis šiek tiek vėliau. Konkolis priduos labai tokį netikėtą skonį. Jį svarbu yra pakepinti, pavirti šiek tiek, tam, kad jisai išleistų to savo skonius ir nebūtų per intensyvus. Matot, jau pakepė viskas. Mėsytę parudavom. Tai dabar pilsim alų. Kuo tamsesnis, kuo turintis daugiau karamelės, tuo troškinys bus skanesnis. Beriam šiek tiek druskos, po to dar dadėsim, jeigu reikės. Ir paliekam pusę valandos. Na ką, dar šiek tiek druskos įpilsim, paragau, kad trūksta. Taip, čia yra pomidorų tyrė. Pridės labai gerą aromatą. Ir dabar jau toliau verdam atidarius. Atidarius tam, kad sutirštėtų, nugaruotų. Paimam bulves. Jaučiasi nuolaus kartumas, toks lengvas, labai geras. Jaučiasi jautienos, lajaus skonis. Ir pomidorų tyrė, labai gerai, šiek tiek druskos. Pas. Kaip matot, troškinys burbuliuoja. Tai ką aš padariau, aš jį paskutinę kokį pusę valandos atidengiau, kad jis nugaruotų, skonis dar labiau išryškėtų. Jis toliau tirštės ir tirštės ir tirštės. Bulvės jau išvirė, pamažinsim. Dabar, kas man labai patinka, tai yra šviežia paprika, bet kokiam troškinį. Va, mėsa iš troškino. Žinoma, šiek tiek daržovių yra, bet nereikia su jom irgi persistengti. Ir va tas troškus lajus apišiai. Prašau, valanda laiko, jautienos troškinys su tamsių skanų malum. Galite dasidėti šiek tiek aštrumo, jeigu jums per vėsų, bet nežinau. Šaltai žiemos vakarais, man atrodo, nieko geriau ir būti negali. Skanaus.